Komentaras, svarbu, kad laimėjau, nors žaidimas tikrai nelabai koks buvo, tikrai pridariau labai daug klaidų. Pirmam sete gal per daug jam žaidžiau į dešinę, dėl to, kad jau buvo stipresnis smūgis iš dešinės, paskui truputį antrame sete pakeitėm taktiką, daugiau įtant iš oro ant jo kairės pusės, daugiau į ten spaust. Tai ir paskui viskas pradėjo geriau klostytis. Truputį, kuo ilgesnis mačas buvo, biški buvo pradėję tempti ir kojos raumenys, ir nugaros. Aišku, dar manau fiziškai nesu pasiruošęs žaisti 3 valandas. Nu, čia jau aš gal tas, kad jeigu ištrukau. Bet nesu dar pasiruošęs 100% žaisti, gal buvo 160, nes ir judėjimas prie to kamuolio nedabėgdavo, taip normaliai neprieidavo ir būdavo sunku pramušti. O šiaip tai svarbi pergalė yra ir 1-0 mes laimėjome. Kiek laimėjome 18? Buvo 6-7 ir 1-3, ar ne? Ir kas pasikeitė? Turite žudė kamuolių? Pasikeitė, manau, kad jam tikrai šį mačą buvo daug lengviau žaisti negu man. Dėl to, kad, kaip galim sakyti, aš ir negalėjau jo pralošti. Dėl to, kad visi ir laukia mano pergalės ir aš pats laukiu tos pergalės, nes vis tiek žaidžiau prieš žaidėją gan silpnesnį negu aš. Bet kaip tenisas kamuoliukas yra apvalus ir visko gali būti. Aišku, jisai kaip buvo gal 7-6-3-1, pradėjo daugiau mąstyti, o galiu išlošti. Tai pradėjo paskui daugiau klaidų daryti. O aš tiesiog truputį pakeičiau savo žaidimo stilių, daugiau jam ant kairės, daugiau iš oro išeiti. Tai ir pradėjo geriau žaidimas eitis. Ačiū. Dėkui.